Esu Gaiva, dirbu vaistinėje jau 33 metai, daug, ir džiaugiuosi turėdama galimybę šiandieną papasakoti jums apie profilaktinės kompresinės kojines. Išbandyti kompresinės profilaktinės kojines gali visi, jom nereikia gydytojo siuntimo. Ir galbūt toksai yra stereotipas, kad profilaktinės kompresinės kojinės ir aplamai kompresinės kojinės gali nešioti tik vyresni ir jiem reikia nešioti, bet tai yra netiesa, tai yra mitas. Pradėti reikėtų nešioti profilaktinės kojinės būtent jauniem, darbingiems, daug dirbantiems, daug keliaujantiems žmonėms. Tai yra tikrai lengvo suspaudimo kojinės. Yra laipsnis graduotas suspaudimas, kuris per čiurną yra didžiausias ir palaipsniui mažėja ir tikrai neužspaudžia jokias kraujagysles. Čia yra mitas, kad galbūt gali užspausti, jeigu jų nereikia. Ne, tiesiog pagal Sveikatos organizacijos duomenimis venų lygom serga labai didelis procentas žmonių. Ir reikia naudoti profilaktinės kompresinės kojinės ne tada, kada jau yra problema, o kad jų išvengti. Pagrindinės linijos, kurias galima sutikti vaistinėje, tai būtų Basic, jinai yra mėlynoje pakuotėje. Tos kojinės yra skaidrios, tokios permatomos, kas nori gražesnio audinio, gražiai žiūrisi prie suknytės, jonuko. Mėgiamos yra jaunesnio amžiaus pacienčių. Kitas modelis yra Relaxanas mikrofibra. Jinai yra žalioje pakuotėje. Mikrofibra, galbūt reiktų dar truputį paaiškinti, kas tai yra ta mikrofibra. Tai yra mikropluoštas, kuris yra labai plonas siūlas, plonesnis už plauką. Ir iš to siūlo yra gaminamas audinys. Ta pati sudėtis, elastanas, poliesteras, bet iš to plono siūlo yra išaudžiamas tankus audinys. Dėl to šitos kojinės yra matinės, jos yra tankesnės, tas tankumas kaip tik duoda ir purumo, ir prigludimo jausmą didesnį, ir net šiltumo jausmą. Relaxanas taip pat nepamiršo ir vyrų, ir yra sukurtas modelis uniseksas, kuris tinka tiek vyram, tiek moteriam, bet labiau gal mėgiamus vyrų dėl to, kad yra 66% medvilnės, audimas labai panašus į tradicinės vyriškas kojines. Šilčiausios, tokios minkščiausios yra kojinytės, labai mėgsta skrydžiams, taip pat daktarai, chirurgai, kurie dirba stovimą darbą. Abi šios kolekcijos yra gaminamos kelių modelių, tai yra iki kelių, iki kirkšnies arba šlaunies viršaus ir pėdkelnės. Tinka dėvėti tie, kas turi genetinį polinkį į venų nepakankamumą. Tikrai nereikia laukti. Veninės ligos pasireiškia labai netikėtai. Iš pradžių ten būna kažkokios dėmelės, kraujosrūvų tinklas, paskui kažkokie mazgeliai atsiranda, tai kad to nesulaukti, nes paskui atsiranda ir trofinės opos, tai kad to nesulaukti reikėtų kompresinės kojinės tikrai nešioti tada, kada jokių dar požymių nėra. Tai dėl to ir sakau, sėdimą, stovimą. Taip pat rekomenduojama dėvėti prie menopauzės, vartojant kontraceptinės tabletės, nes kada yra hormonų pusiausvyros pasikeitimas estrogenų ir progesteronų, tada atsiranda edemos, skysčių susikaupimai, kraujagyslių sienelės tampa netokios patvarios. Taip pat profilaktinės kompresinės kojinės galima dėvėti ir kada jau prasideda pirmieji tinimo pojūčiai, sunkumas kojose. Mūsų klientai kartais sako, kad su relaksano kojinėm vakare nusiėmusi kojos tampa lengvos, tai, taip sakant, mažas suspaudimas, didelė nauda yra. Todėl tikrai visiems, kas toli skrenda, vairuotojai, kurie sėdimą darbą dirba, mes vaistininkai, kurie labai daug stovim prie savo kasų, tikrai drąsiai gali tas kompresinės kojinės nešioti. Kompresinės kojinės apsimauti rekomenduojama yra ryte. Daug kas sako neišlipus iš lovos, bet aš nesutinku su tuo, aš sakau, pirmiausia nusiprausiam, grįžtam į lovytę ir tada galima tikrai jau apsimauti. Nusiimti žiedus, kitus papuošalus, kad nesuplėšyti.
Jeigu labai sunku apsimauti, dar yra pagalbinės priemonės kaip pirštinės, įvairūs stovai, bet dažniausiai profilaktiniams šitų nereikia, nes jos tikrai lengvai, jos yra elastingos ir lengvai galima jas apsimauti. Ir visą dieną vaikščioti ir vakare jas jau reiktų nusiimti. Skalbiamos, rankinis režimas ir nieko karštai nedaryti, tai nežiovinti saulėje ant radiatoriaus natūraliai. Ir geriausia skysti skalbikliai, ne kažkoks šarminis muilas, nes jisai sukietina audinį ir blogai išsiskalauja ir tada greičiau dėvisi. Profilaktinės kompresinės kojinytės reikėtų nešioti ne tai, kad atsitiktinai, reikėtų jas nešioti pastoviai. Tai yra, kiekvieną dieną reikia jas užsidėti, vakare nusiimti, nes efektas būna tik tai tada, kada jos nešiojamos yra pastoviai. Kam pirkti paprastas, jeigu galima įsigyti naudingą sveikatai.